Gerą dieną, bičiuliai. Smagu pasimatyti ir vėl. Kokiam nuotaikom gyvenat? Turbūt nekantraujat važiuoti jau trešt pasėlių. Iš tikrųjų, tai mačiau tokių vaizdų kur jau pradėjai berti iš tikrųjų sulfatus. Tai taip truputėlį neramu daros iš tikrųjų, kad tiek anksti išvažiavo trešt, nes šiai dienai dar pakol kas turim, dabar rodo -1. Šiandien buvo ir Kaune, ir Šakiuose, dabar esu Jurbarke. Tai realiai visur rodo nuo 2,5 iki 1 laipsnių šalčio. Tai kažkaip taip įdomiai turbūt, kad mes čia skubam tas azotinis trąšas atiduoti, ypač sulfatus, nežinau. Tai va, bet ne apie tai šiandien turbūt. Štai va, šiandien padariau tokį ratelį ir aš pats neiškentėjau šiandien, kažkaip galvoju, reikia prasukti, pažiūrėti, kaip atrodo tie pasėliai. Ar verta, ar neverta važiuoti jau kažką daryti, ar tas kalkės gal kažkokias išsibert žeminėms kultūroms, rapsai. Bet pravažiavau nemažą ratą iš tikrųjų. Na ir vaizdas ir toks, kad didžioji dalis laukų dar ir pakankamai šlapia. Todėl važiuot kažką bert, trešt, tai visiškai betikslis reikals. Ir su kasu mes išvažiuosim daug vėliau, nes reikia temperatūros šilumos, mums reikia su kasu. Tai va, tai truputėlį pasikasinėjau, iš tikrųjų nefilmavau laukos, nes šlapia, murzinos rankas, tą kamerą čiupinėt kažkaip, tai, tiesiog. Ne jam žinau, bet manau, kad jau kitą savaitę pažiūrėsim, kaip broliai Lenkai gyven, nes kitą savaitę išvažiuoju į Lenkiją, būsiu Lodzėj ir Krokuvoj. Pažiūrėsim, kaip ten ūkininkai, ten kolegas. Ir kaip aniems ten sekas, ar jie jau išvažiavo trešt, ar neišvažiavo. Tai bus įdomu pažiūrėti iš tikrųjų. Ir kaip jų tie pasėliai. Tai pasižiūrėsiu, vešios kamerą, gal pavyks kažką užsifiksuoti, gal bus laiką nufilmuoti, kaip ten viskas vyksta. Tai va, ir va tokiom nuotaikom kažkaip ir gyvenam iš tikrųjų. Tai kiek pakasinėjau tų augaliukų, tai Asoris ir Braits truputėlį turi daugiau tų šakniaplaukių iš tikrųjų, bet pagrindė tai dabar tos stambiosios degoninės šaknis, o tų smulkių šakniaplaukių dar pakol kas taip nedaug iš tikrųjų. Tai augalai rodo, kad dar pakol kas jiems, jie nemaitinas dar pakol kas, tai nėra ko lysti tus laukus iš tikrųjų dar per šalt. Tai va tokiam nuotaikom kažkokiam ir gyvenam, žiūrim, laukiam to vadinamo startą, kada čia bus, nes pavasaris manau, kad ir vėl ganėtinai bus toks įdomus, gal staigiai išdžiūt ir tą trešimą reikia nutaikyti, kada atiduoti jį taisyklingai. Tai va taip. O dabar, ką esu susiplanavęs didžiai dalį ūkių, būtent su trešimais, tai važiuosim su kasu, pagrindė kasas visur bus, ir eis, sakykime, siera skysta į kasą daug kur, eis fosfors į kasą, tada bus melasa, atiduosim, skaitos aktyvintą melasą, tada bus organinis skystas rašas, visas komplektėlis toks susidės. Na ir pirmam trešimui kaip į dirvą, kaip ir užteks. Ką duos melasa ir organinis, tai stabilizuos jūsų azotą. Nes
azotą greitai paims, sakykim, greitai ir atiduos. Tai jeigu norim jį stabilizuoti, mums reikia organinių medžiagų. O ką plus melasa duos, tai duos mieliagrybiams maisto. Tai va, o mieliagrybiai yra atsakingi už fermentus. Taip, kad nebijokit naudoti to melasą iš tikrųjų. Aišku, daug čia ir visokių tokių tipo ale žinančių, kurie šnek nesąmonės ir sako, kad nereikia čia tos melasas dėti, nes čia patogenai kažkur, iš kur jie ištrauktų patogenus, aš neįsivaizduoju. Jeigu tvarkingai susitvarkai tą melasą ir ją susiaktyvini degoninį aplinkui, nu tai tegul jie man įrodo, kur jos tos patogenus jie mat. Tai va, tai krenta akmenuks į tą tų heiterių pusę iš tikrųjų, nes turbūt žalio supratimo neturi, bet mėgsta kalbėti. Tai va, tai ar turit pasidarę kažkokius tai tyrimus, kažkokius tai, kad galėtumėte atsakyti, kad va melasa čia ir blogai. Tai va, lauksiu tyrimų rezultatų, atsiųskit, parodykit man. Ir va tada galėsim pakalbėti, aš melasą naudoju turbūt nuo 2015 metų. Grubiai tariant, tai ir kiekvienais metais naudoju ir pakol kas jokių problemų neturėjau, tai vien pliusai. Ir dar ką noriu paminėti, tai kad kas ir ta melasa, tai ir cukrus. O kas ir cukrus, tai ir maistas mikroorganizmams, tai visiems, tiek patogeniniams, tiek geriesiems ir visiems kitiems. Tai aplinkui sako, mes pamaitinsim patogenus. O tai mes valgydami, gerdami kavą su cukrum, valgydami kažkokius tai saldainius, šokoladus ir visą kitą, tai mes savo organizmą nemaitinam patogenų. Tai proto bokštai. Tai va, tai toks nuotaiks, kada žmonės kalba, kurie turbūt nesuprant. Ir tokių įmonių, kurias apsaugok viešpatie. Tai va, tai nustokit šnekėti nesąmonės. Tai sakau, dar kartą laukiu tyrimų, protokolų iš tų kompanijų, kurios šnek, kad ale skaitos melasą ir blogą. Tai atsiųskit. Adresą, mano rekvizitus rasit, kur atsiųst. Ir pažiūrėsim, koks jūs nustatysit. Nes mes visi turėjom. Visur, kur be prisiliesit, tai ir bakterijos, ir grybai, mieliagrybiai įvairiausi. Tai išvengti ir neįmanoma. Sako, žmogus susirga gripu, ne, tai ir virusinis. Tai augalai irgi serga virusiniam ligom. Tai kaip dabar išein, tai tada ką daryti su tais augalais? Kaip daryti tada, kaip tas žmogus turi gyventi? Neįdomu. Tai mes perkam maistą ir sakykime, pašarus kažkokius ar dar kažką. Nu tai, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį tokį su grūdais. Tai čia neaišku, iš kur įmonės perka tuos grūdus, bet, sakykime, gyvulių sveikatingums priklauso irgi nuo pašarų. Na ir tokių įmonių, kurios platin pašarus su toksinais. Tai automatiškai gyvulys ir užprogramuot sirgti. Automatiškai pieno primilžis krenta ir visa kita. Daug problemų, būna daug kritimų, o iš kur tai atsiranda? Iš pašarų. Tai va, tai visur ir mikrobiologija, virusai visokie įvairiausi. Tai žodžiu, reikia žiūrėti, kad būtų tų skaitos gerų ir blogų pusiausvyrą, ta vadinama harmonija. Tai va. Ir tarp žmonių turbūt harmonijai. O šiandien jos turbūt, kad nėra. Tai va. Žodžiu, tiek. Šiandien turbūt pasidalinau savo mintim, pastebėjimais kažkokiais tais. Jeigu taip jums kas įdomu,
galite parašyti komentarą, būtent koks temos jumis domin, apie ką norėtumėte, kad daugiau būtent pakalbėčiau, ar parodyčiau būtent per augalus, ar mytybą, apie mytybą gal daugiau norit, kad pakalbėčiau, kokius produktus naudojam. Iš tikrųjų, tai kviečiu jūs į visus į diskusiją, iš tikrųjų, parašykit, kas domin, apie ką norit, kad būtų kalbama ir gal kažkokius tai rezultatus galima apderinti. Ir šiais metais turėsiu įvėl nemažai bandymų, Šakių rajone, Žemaitijoje turėsiu nemažai bandymų, Kauno rajone turėsiu bandymų. Tai manau, kad bus ką pažiūrėti. Ir kol dar neužmiršau, iš tikrųjų noriu padėkoti prie to pačio visiems susirinkusiems į seminarą, kuris vyko Šakiuose. Iš tikrųjų nustebino žmonių skaičius didžiulis. Tai didelis ačiū Jums, kad apsilankėt, kad išklausėt, nes tik diskusijas prived prie tam tikrų, sakykime, rezultatų. Tai todėl kviečiu Jumis visus diskutuoti ir atrasim visus tus atsakymus į tus kažkokius tai kylančius klausimus. Tai ką, ačiū Jums, geras dienelis, ir susitiksim jau greitų metų laukuose. Ir tada laukuose truputėlį daugiau galėsiu gal papasakoti, koks planas bus.